Kiekvienais metais Lietuvoje vėžiu susirga daugiau nei 18 000 žmonių. Polo kortelės projekto tikslas – pagerinti onkologinėmis ligomis sergančių žmonių gyvenimo kokybę, palengvinant finansinę naštą, suteikiant gerų emocijų bei pozityvumo, bei parodant solidarumą su onkologinėmis ligomis sergančiais asmenimis. Kortelė yra nemokama ir ją gali gauti visi, kuriems yra diagnozuota onkologinė liga. Prie projekto yra prisijungę daugiau nei 140 verslo partnerių bei 80 kultūros įstaigų, kurios suteikia nuolaidas arba net paslaugomis pasinaudoti nemokamai. O Polo kortelė gimė beveik tuo pačiu laiku kaip ir mūsų asociacija. Tai yra šiek tiek daugiau negu prieš 10 metų. Per pirmuosius metus buvom išdavę 100 kortelių, per kitus metus 900 kortelių, o dabar praeitais metais išdavėm 9000 kortelių ir šiuo metu vienijam trečdalį onkologinių pacientų Lietuvoje ir turim 36 000 bendruomenės narių. O Polo kortelės galimybės ir jos teikiamos naudos su kiekvienais metais vis didėja. Yra visų pirma su 140 partnerių yra sudarytos nuolaidos, pradedant vaistinėmis, laboratorijomis, ortopedija, optika. Ypač žmonių padaugėjo, kai nuo 21 metų Seimas įstatymą papildė. Šalia kitų žmonių, kurie gali naudotis transporto lengvatomis, buvo pridėti ir onkologiniai ligoniai. Ateina ir sako, tu nesuprasi. Sakau, aš perėjau irgi visus vandenis ir ugnis. Tai tu mūsiškė. Ir tada iš karto jau visai netgi tuo aspektu yra kitas kontaktas, pasitikėjimas ir pavyzdys, kad ta liga yra pergyvenama ir galima toliau gyventi ir net savanoriauti. Svarbiausia, kad prieš vėžį laimėtų gyvenimas, o drauge būtų sveikti lengviau. Projektą finansuoja Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansiniai mechanizmai.